44 šiame čempionate startavusių porų. Dabar ant parketo jau regėsite tik 12 geriausiųjų. Ir jos varžosi, kaip įprasta, sportiniuose šokiuose dėl 6 vietų finale. Labai smagu, kad kol kas abi Lietuvos poros, tikrai jos dar tęsia varžybas ir pusfinalis čia mums tikrai neriba. Ir pirmasis šokis, žinoma, yra lėtas valsas. Pasigėrėkite, kaipgi poroms tas šokis seksis. Na, o kuomet priartėsime prie tango, pristatysiu kiekvieną porą. Antroji grupė. Hit number 2. Dėkoju ir antrosios grupės poroms, matėme visas pusfinalio poras. Pasiruoškime šokti tango. Pirmoji grupė, The First Heat. Regėsime pusfinalio tango. Ir dabar jau susipažinsime su kiekviena pora. Galbūt, kuomet jūs stebėjote lėtą valsą, tikrai išsirinkote tas poras. Galbūt jūs jų savo mėgstamiausias poras, galbūt jūs jų dar nepažįstate. Taigi dabar, žinosite, iš kurios šalies jūsų favoritai. Ir ekrane pora numeris 23.
Rareš Kožok ir Andrėja Matei. Na, pora, kuri iš tikrųjų pretenduoja turbūt tapti ir šio čempionato finalininkė, nes šiemet šokdami pasaulio čempionate Kinijoje jie buvo treti, pernai pasaulio čempionate jie buvo ketvirti, o praėjusių metų Europos čempionate penkti. Taigi matome, kad Rarešas ir Andrėja tikrai labai kyla ir nuosekliai gerina savo rezultatą. Įdomu, kaip jiems seksis šių metų Europos čempionate. O čia pora numeris 23. Tai Italijos sportininkai Andrėja Gončada ir Vera Demidova. Ir pasaulio čempionate šiemet jie buvo 15, tai yra ne šoko pusfinalė, na, o dabar mes matome, kad pavyko patekti į 12. Dėkoju šokėjams, į aikštelę kviečiu antrąją grupę, heat number 2. Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. Young girl with eyes like 34 pora jūsų ekrane. Tai šokėjai iš Danijos Dmitrijus Kolobovas ir Zina Bušk. Jų šių metų rezultatai yra, šių ir praėjusių metų rezultatai yra tokie ganėtinai permainingi. Pasaulio čempionate jiems nepavyko patekti į finalą, jie ten buvo 7. Taip pat nutiko ir 22 metų pasaulio čempionate ir 22 metų Europos čempionate. Na, bet tuo tarpu pasaulio reitingų varžybose tiek Kinijoje, tiek Vokietijoje Dmitrijus ir Zina šoko ne tik finale, bet netgi užlipo ir ant podiumo, buvo treti, taigi permainingas rezultatas kol kas pastaruoju metu demonstruojamas, kaip ir turbūt ne visiškai klasikinis poros stilius. Ir žiūrėsime, dabar šis turas, šis pusfinalis Dmitrijui ir Zinai yra tikrai turbūt įtemptas, nes baisu jiems turbūt likti vėl tiems pirmiems nepatekusiems į finalą, bet manykim ir laikykim kumščius, kad viskas būtų gerai. Dėkoju poroms, antrasis jų pusfinalis šokis baigtas. Aikštelėje pirmosios grupės poros šoks vienos valsą. Jūsų ekranuose Lietuvos šokėjai Evaldas Sodeika ir Ieva Sodeikienė. Na ir jūs jau girdėjote, kaip per pertrauką Jūratė ir Česlovas Norvaižos labai gyrė Sodeikų stilių ir jų švarias linijas, jų nuostabes pėdas ir jų tą šokio kodą, kurį jie kiekviename šokyje atskleidžia. Na ir iš tikrųjų Evaldas ir Ieva šiuo metu yra viena tituluočiausių ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio porų. Jie yra 3 kartus pasaulio čempionai. Tokį titulą iškovojo ir šiais metais Liepos mėnesį Kinijoje. 2 kartus Europos čempionai ir šiuo metu Evaldas ir Ieva bando 3 kartą užlipti ant aukščiausio Europos čempionato medalio.
Ir šalia kitas Lietuvos duetas Georgijus ir Domilė, pora numeris 31. Na ir jeigu mes pasižiūrėsime į Georgijaus ir Domilės ankstesnių metų rezultatus, ankstesnių pagrindinių varžybų rezultatus, tai pasaulio čempionate Kinijoje šiemet jie nešoko, Lietuvai ten atstovavo kitą porą. Tačiau jau jiems teko sušokti ne vieną pasaulio čempionatą ir ten jie buvo pirmaisiais savo atstovavimo metais 14, per plauką nepateko į pusfinalį, antraisiais savo atstovavimo metais buvo 8, per plauką nepateko į finalą, na ir štai trečiasis jų pasaulio čempionatas ir žiūrėsime, kaip seksis, galbūtgi tas kuris vyko Kinijoje, Tomui ir Violetui teko daryti šiokią tokią pertrauką, ilgoką pertrauką, pusės metų pertrauką dėl Tomo kojos traumos. Na, tačiau tikrai ir sportininko pastangos, ir gydytojų pastangos nenuėjo veltui ir štai po traumos jie vėl startuoja ir vėl Europos čempionatas. Na ir be jokios abejonės, kad Tomo ir Violetos tikslai čia tikrai yra vieni didžiausių. Pateko į finalus ir užėmė 6 vietas. Na, o pasaulio čempionate šiais metais, 23 metais, Dariušas ir Madara, Lenkijos šokėjai, buvo 4, visiškai arti podiumo. Dvidešimt 8 pora Marius Ilčiukas ir Darija Grigorė iš Rumunijos. Na, jau jūs turbūt žinote ir supratote, ir Jūratė Norvaišienė sakė, kad labai daug lietuviškų pavardžių ir nebūtinai atstovaujančių Lietuvai. Na, o kaipgi Mariui ir Darijai sekėsi ankstesniuose čempionatuose šiais metais, tai mes tuoj pat jums papasakosime, pasižiūrėkite į jų fokstrotą. Na ir Marius bei Darija šiemet pasaulio čempionate buvo 9, tai yra per vidurį pusfinalio. Ir dabar jie vėlgi įdeda tikrai visas pastangas, kad kiek įmanoma priartėtų prie finalo. O čia Bartolomėjus Škutnikas ir Agata Briči iš Lenkijos. Treti jie yra Lenkijoje, todėl į pasaulio čempionatą šiais metais nevyko. Atstovavo savo šaliai 22 metų Europos čempionate, kur buvo 10. Dėkoju poroms, ir suaugusių grupės poros netrukus užbaigs savo... Na ir dabar mums belieka dar vienas šokis. Ir po jo jau nebereikės spėlioti, ar poroms vis dėlto teko išsidalinti vietas pusfinalyje, ar jos kovos dėl pagrindinių apdovanojimų finale. Dar matysime 2 kvikstepus. Trečioji pora jūsų ekrane Europos čempionato pusfinalio debiutantai. Tai Jonas Aleksandrin Petersen ir Kristi Pusep iš Norvegijos. Na ir galiu pasakyti, kad tokio aukšto rezultato jie neturėjo nei Europos, nei pasaulio čempionatuose ir be abejo Vilnių jie tikrai minės kaip vienas sėkmingiausių savo varžybų.
Dėkoju šokėjams, thank you couples, thank you hit number 1. Please stay on the dance floor, do not leave the stage, please. Na, o dabar Ligitas Bernatavičius kviečia šokusias poras dar nepalikti parketo ir dabar net nebejoju, kad pagal geriausias sportinių šokių varžybų tradicijas Stipriausių Europos. galima bus įsitikinti, kurios valstybės poros čia Lietuvoje turi didžiausią palaikymą. Be abejo, mes tikimės, kad mes laimėsime, nes čia šiame pusfinalyje yra net dvi mūsų šalies poros. Na, tačiau net nebejoju, kad Vilniaus publika tikrai šiltai pasitiks visus šokėjus. Čia yra pristatomi sportininkai iš Slovakijos. Taip pat pora iš Norvegijos, Jonas ir Kristi. Viena pora iš kaimyninės Latvijos, one couple from Latvija. Latvijos šokėjai Vadimas ir Anastasija. Viena pora iš Italijos, one couple from Italy. Italijos sportininkai Andrėja ir Vera. Viena pora iš Vokietijos, one couple from Germany. Vokietijai atstovaujantys Tomas ir Violeta, jie tikrai turi čia nemažai sirgalių ir jaučiasi net nebejotinai kaip namuose. Išduosiu, kad Tomas ir Violeta gyvena ir treniruosi Kaune, o jūsų ekrane Dmitrijus ir Zina iš Danijos. Rumunijai šiame pusfinalyje atstovauja dvi poros, tai Rarešas ir Andrėja bei Marius ir Darija. Taip pat dvi poros iš Lenkijos, Darjušas ir Madara bei Bartolomėjus ir Agata. Aras tikrai pasiruošęs. Šiame pusfinalyje dvi poros iš Lietuvos, two couples from Lithuania. Ir dvi Lietuvos poros, Georgijus ir Dominė bei Evaldas ir Ieva. Thank you, hit number 1. Thank you, couples. Thank you, hit number 1. Let's stay hit number 2 on the dance floor. Užbaigsime jūsų pusfinalį. Baigiamasis pusfinalio šokis. Ir dar viena grupė šoka pusfinalio kvikstepą. Ir jo metu norėsime pristatyti pusfinalio šokėjus iš Latvijos. Tai pora, kurią matote savo ekrane, pora numeris 49, Vadim Šurin ir Anastasija Meškova. Tikėtina, kad juos išvysime ir finale, nes 22 metais Vadimas ir Anastasija šoko pasaulio čempionate, taip pat 23 metais jie šoko pasaulio čempionate ir abu kartus buvo finale, buvo 5. Čia lemiamas Georgijaus ir Dominės šokis. Žinom, kad jie tikrai labai nori į finalą. Ar kvikstepas padės ir įtikins teisėjus? Sužinosime vos po kelių akimirkų.